Sveiki! Visus metus laukiame jūsų, mielieji mūsų žiūrovai, atsakymų į viktorinos klausimus. Ir šiandien sužinosime, kas yra pagrindinio prizo paskutinis trečiasis laimėtojas. Taip pat aplankysime visus 50 seminarų, kuriuos pravedėme šiais metais per Lietuvą. Ir sužinosim, kaip galima renovuoti individualius gyvenamuosius namus Danijoje ir Lietuvoje. Tymo gatvėje Kaune Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo darbuotojai dalyvauja patikroje. Tikrinama, ar už suteiktą 9 000 litų subsidiją ant namo stogo įrengti saulės kolektoriai atitinka projekte numatytus reikalavimus. Jūs apmokėjimo dokumentus esate pateikę, vienu mokėjimo nurodymu jūs apmokėjęs visą sumą, kaip matau, ne? Dviem. Ar dviem? Dviem. Tai tas viskas gerai. Tai jums trūksta va šitos sutarties ir paskui, jeigu sutartie numatytas darbų priėmimo aktas, darbų priėmimo perdimo aktas. Paprastai dažniausiai būna sutartis su aktu. Tai tada turi būti ir darbų ir rangovos priėmimo perdimo aktas. Tai yra, kad rangovas perduoda, užsakovas priima, atliktus darbus, įrangą ir pretenzijų ar ten trūkumų neturi. Patikrinimo metu neieškoma prie ko prisikabinti, o geranoriškai konsultuojama, kaip sėkmingai užbaigti visus darbus, teisingai užpildyti reikalingus dokumentus ir gauti visą numatyto dydžio kompensaciją. Čia pagal atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo individualiuose namuose programą ant stogo įrengti 5 Vokietijoje pagaminti saulės kolektoriai, kurių paskirtis šildyti vandenį ir patį pastatą. Paskaičiuota, jog šiltuoju metų laiku jie pilnai patenkins karšto vandens poreikį, o perteklinė šiluma bus panaudota grindiniam namo šildymui, jei to reikės. Bendra projekto suma beveik 30 000 litų. Fondas remia 30% investicijų. Tarkim, jeigu pati sistema kainuoja apie 10 000 litų, tai galėtų gauti subsidijos 3 000 litų. Tai yra trečdalis visų išlaidų gali būti kompensuojama fondo. Ir darbai, ir įranga. Pagal pirmąją priemonę, kuri finansuoja pastatų renovacijos projektus, yra gauta 76 paraiškos, o pagal antrąją priemonę dėl atsinaujinančių išteklių diegimo, tai yra 58 paraiškos. Bet tai reikia žinoti, kad tai yra pirmieji metai buvo ir tai tik tai antroje metų pusėje prasidėjo visa programa. Be to, tai priklauso ir nuo lėšų skirtų. Tarkim, pastatų renovacijai lėšų neužteko ir tiesiog buvo sustabdytas priėmimas paraiškų pasibaigus lėšoms. Pagal abi programas individualių namų šeimininkams fondas pernai išdalino per 2 milijonus litų. Kad poreikis buvo gerokai didesnis, įsitikinome kitame objekte, Vaitkaus gatvėje. Šiame name pakeistas ir apšiltintas stogas. Norint gauti subsidiją, reikalavimai buvo, kad pastatas būtų pastatytas iki 93 metų, o po atnaujinimo jo energetinis naudingumas padidėtų 20% ir atitiktų C klasę. Sužinojau tai iš radijos. Turbūt aš kažkaip nugirdau, kad kažkokia programa yra, kažkoks apšiltinimas, kažkas tai tokio. Čia buvo girdėta apie tos kaimo programą, kur stogus keičia ir atgalvoju, kodėl čia kaimo dabar programa, kas čia, kam mieste nereikia. Daugiabučių renovacija visiems buvo, o tų mažabučių namų privačių jau liktai jokios programos nėra, nieko nėra. Tai išgirdau ir sakau, reikia pasinaudoti. Reikia pasinaudoti, įgyvendinti tą programą ir greitai tos dokumentus. Ten buvo labai mažai pinigų, skirta 1,4 milijono, aš neatsimenu. Ir gal, kaip ant visos Lietuvos tiek mažai pinigų, čia tą projektą gal per savaitę laiko reikėjo padaryti. Dokumentacija nesudėtinga ir kas yra geriausia, kad aplinkos apsaugos investicijų fondas labai geranoriškai padėjo. Jeigu buvo koks nors klausimas, tai paskambini, sako, taip ir taip reikia parengti, tokie ir tokie tikslai turi būti. Tai šitas padėjo labai daug. Antrą kartą būtų lengviau, aišku. Mes bandysim ir antrą kartą, jeigu bus tokia programa. Galvojam, kad reikia ir sienas, ir pamatus šildinti. Vis tiek didelės investicijos ir nenorim galbūt tų paskolų apsiimti labai daug vienu kartu. Tai šiuo metu tik tai apšildinom stogą. Mums pavyko tą 20% pasiekti
ir bandysim toliau tęsti. Man tai sudarė įspūdį labai geranoriškos organizacijos, kuri nori kažką padaryti, kažką daugiau. Tarkim, reikėjo paprastą remonto aprašą tvirtinti čia savivaldybėje, tai jau ten jautėsi truputį biurokratijos, o čia aplinkos apsaugos investicijų fonde, tai buvo viskas labai maloniai, atrodo, kai firma ateini pas partnerius kažkokius ir sako, padarom taip. Manęs klausė, kai mes jau gyvendinom, mes čia kaimynai sakė, kaip čia viskas, ar apsimoka, ar čia gerai viskas. Aišku apsimoka, 30%, tai nemaži pinigai. Šio stogo renovacijai iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo gauta subsidija buvo 5000 litų, o šeimininkų teigimu jau šią žiemą šildymui buvo sutaupyta tikrai nemažai. Kas anksčiau buvo, kad jau ryte atsikėlus visiškai šalta, tai dabar komfortinė temperatūra, jau praktiškai antrą kartą, kuri tik tai iš reikalo. Jau mes pasiekėm C klasę, dabar mes išnaudojam 406 kWh vienam kvadratiniam metrui per metus. Tai sutaupėm 120. Vaitkaus gatvės gyventojo teigimu apie tai, jog suspėjo ir dalyvauja šioje renovacijos programoje, atsakymą jie gavo per mėnesį laiko. Tačiau nuo pradžios iki pinigų išmokėjimo viskas užtruko maždaug pusę metų. Bene sunkiausias dalykas – surasti statybininkus. Arba jie visai nenorėjo imti šio darbo, arba užsiprašydavo labai daug. Mes norėjome kuo pigiau išeiti. Iš tikrųjų, tai ir tų pinigų nebuvo ir kaip kiti sako, ten, gal jūs kažką galėjot padaryti, kažkaip tenais. Tai rinkomės statybininkus, kurie dirba pagal patentą. Jie mums siūlė pigiau, mes žinoma, ir statybinės organizacijas kreipiamės, bet tie žmonės pagal patentą jie truputį bijojo prisimti atsakomybės. Vis tiek čia yra pinigai iš valstybės biudžeto ir tai jie truputį bijojo, sako, kas čia dabar, jeigu mus dabar pradės tikrinti. Ir buvo tokie jauni žmonės, sako, gerai, padarom šitą kartu. Ir mes ten gana draugiškai visus tos dokumentus sutvarkėm, ten reikėjo rangos sutartį ir visokios tai sąskaitas, jiem buvo tas ganėtinai neįprasta, bet mes kartu padarėm. Šiuo metu įsibėgėja antrasis klimato kaitos specialiųjų programų etapas. Aplinkos apsaugos investicijų fondas tikisi sulaukti gerokai daugiau paraiškų nei prieš metus. Mes tikimės šiemet, kad iš viso per abi priemonės bus apie 700 projektų. Tai yra maždaug gal 10 kartų daugiau negu praeitais metais. Šiemet yra 2 milijonai skirti atsinaujantiems ir pastatų renovacija 3,38 milijono litų. Praeitais metais buvo apie milijoną su trupučiu vienai ir kitai priemonė. Tai maždaug tokia suma orientacija. Kai prasidėjo ta programa, jinai buvo šiek tiek sudėtingesnė. Tai yra, pareiškėjai turėjo teikti paraišką, turėjo pateikti tam tikrus dokumentus, kad turi nuosavybę tą pastatą, kad nėra valstybės skolingi, kad yra bendraturčių sutikimas ir panašiai. Tai atsižvelgdami tai, kad šiek tiek tų dokumentų buvo ir reikėjo jiems tvarkyti ir tam tikras pirkimo procedūras atlikti, tarkim, apklausti 3 tiekėjus, pasitarėme šiemet žymiai supaprastinom. Tai tokių jokių papildomų pažymų dokumentų nebereikės atlikti kainų apklausos, tiesiog jie galės pačioje parduotuvėje arba konkrečiai susiradę tiekėją, neviršydami maksimalių subsidijos dydžių ir įkainių, tiesiog pasirinkti rangovą arba rangos tiekėją ir įgyvendinti projektą ir ateiti su mokėjimo prašymu. O pradžioje bus tik tai paprasta registracijos forma, o ne sudėtinga paraiška, kuri ten pildoma, taisoma ar panašiai. Praėjusią savaitę Danijoje Kopenhagos darnaus vystymosi departamento kvietimu lankėsi Kaliningrado srities ir Lietuvos žurnalistų grupė. Naujoji miesto architektūra pribloškia savo energetinėmis savybėmis, tačiau senesnieji pastatai, ypač nedideli individualūs namukai, jau nebetenkina energetinių reikalavimų. Kokią paramą gali skirti miesto municipalitetas, kaip tikrame socializme globojantis savo gyventojus? Projektus vysto State of Green agentūra. It is very difficult to try to this
Privačių namų atnaujinimas mūsų darbe bene pati sudėtingiausia sritis. Tokioms programoms mes negalime skirti savivaldos pinigų, bet kaip įmanoma, bandom žmonės sudominti. Naudojam tokius instrumentus kaip švietimą, aiškiname, jog tai naudinga dėl to, jog mažės išlaidos būsto išlaikymui. Be to, toks namas tampa daug patrauklesnis ne tik savininkams, bet galbūt ir būsimiesiems pirkėjams. Tai savotiška pastato reklama. Atlikdami patikrinimus fondo darbuotojai rimtų pažeidimų dėl skirtų subsidijų kol kas neužfiksavo. Tiesiog kelios paraiškos netitiko pradinių keliamų reikalavimų. Be klimato kaitos programos, pagal kurią remiami atsinaujinantys ištekliai ir energijos efektyvumas individualiuose namuose, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas administruoja dar 2 veiklos sritis. Tiesa, jos skirtos labiau verslui. Tai aplinkos taršos mažinimas įvairiose gamybos šakose ir gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymas. Taigi, semiama patirtį iš vakariečių ir šiltais kailinukais netrukus galės apsirengti ne tik daugiabučiai, bet ir individualūs gyvenamieji namai. Po reklaminės pertraukėlės mūsų viktorinos nugalėtojas ir seminarų ciklas. Žmonėms tikrai reikalinga informacija apie atsinaujinančią energetiką. Tuo įsitikinome šiemet. Surengė beveik 50 seminarų per visą Lietuvą. Ką žino ir ką dar reikėtų sužinoti apie atsinaujinančią energetiką ir energijos taupymą Lietuvos žmonėms. Važinėdami po visą šalį ir rengdami seminarus, galėjome atlikti netgi nedidelę sociologinę apklausą. Lektoriams pabaigus paskaitą, jungdavome vaizdo kamerą ir klausydavome, ką pasakys patys seminaro dalyviai, kokias atsinaujinančios energetikos rūšys jie žino, ką mano apie šalia besisukančią vėjo jėgainę ar nuo saulės panelių blizgantį kaimyno stogą. Pradėjus energijos taupimo temą, tik moksleiviams pakakdavo taupių lempučių ar vandens čiaupo reguliavimo sprendimų. Suaugusieji neišvengiamai mesdavosi į renovacijos temą, kuri dėja buvo ne šio projekto sritis. Trumpai prisiminkime, kur lankėmės ir kokie buvo tie įdomesni atsakymai. Pamaryje kartu su dideliu būriu žurnalistų skaičiavome vėjo prisuktas kilovatvalandes. Jeigu mes šnekam apie tikrasias, tai, ką iš tikrųjų parkas daro, tai mes galim šnekėti apie 2 pagrindinius poveikius. Vienas poveikis tai yra kraštovaizdis, kas žinoma yra labai subjektyvu, man, sakykime, gražu čia žiūrėti, nežinau kaip jums, patys nuspręsit. O toks akivaizdžiausias tai yra triukšmo problema. Tai be abejo jėgainės yra triukšmo šaltinis, artėsančiam sodyboms jos gali sukelti nepatogumų. Klaipėdoje atsinaujinančios energetikos pavyzdžių kaip niekur kitur daug. Netgi toks unikalus statinys kaip geoterminė jėgainė. Turime mes iš tikrųjų ypatingai vakarų Lietuvoje tokias nepaprastai palankias sąlygas. Tokios jėgainės galėtų dirbti ir Šilutėj, galėtų dirbti Palangoj. Labai geros sąlygos yra Vilkaviškyje. Tai štai ir būtų šitos jėgainės kaip ir toksai pagrindinis tikslas – išmokti, kaip panaudoti. Žagarėje, Mosėdyje, Meteliuose ir Varniuose aplinkosauginės problemas nagrinėti kvietėme kartu su regioninių parkų darbuotojais. Žiūrėti į tą vėjo jėgainės, kiek jų reikėtų pastatyti Lietuvoje, kad užtektų. Aš dabar visi šnekam, kad čia išgelbėtų mūsų nuo tos energetinės priklausomybės. Kiek dabar reikėtų pristatyti šitų vėjo jėgainių Lietuvoje? Ar yra planas? Vaikštot po ekspoziciją ir randat atsakymą į 15 klausimų. Fainai taip, kad padaryta viskas naujoviškom, tom technikom visokiom. Gražu labai visur čia. Paukščių labai įdomu čia pasiklausyti. Ten varlės yra tame kokteilį, ten gali pasižiūrėti. Tai įdomu išgirsti. Daugiau pamatai nenuvykęs, kiek nežinai, kas aplinkui yra telšius, o čia atvykęs jau sužinai, kokių gražių yra vaizdų ir paminklų. Savivaldybėse, veikusiuose seminaruose, diskusijos dėl atsinaujinančios energetikos plėtros buvo pačios aktyviausios. Marijampolėje, Mažeikiuose, Vilkaviškyje ir Šiauliuose į susitikimus rinkosi specialistai, norintys įgyti daugiau žinių.
kodėl draudžiama statyti būtent tokius alternatyvius energijos šaltinius regioniniuose parkuose. Vieniem nuo estetinio supratimo tai galbūt pagyvina kraštovaizdį, kitiem galbūt tai nepatinka, tai laikomasi tokios konservatyvios nuomonės, kad regioniniuose parkuose galbūt nereikėtų, tokių pramoninių objektų statyti. Kaip turėtų toliau vystytis Lietuvos energetinis ūkis? Kuo daugiau sava, ar biokuru, ar vėjų, tad kas yra pigesnį. Pasakiau administracijai, kad surinkti pilnai visus duomenis iš mūsų visų įstaigų ir pakeisti visas kaitinimo lemputės ekonominiam lemputėm. Tai kainuos valdybei maždaug 160 000, bet vėlgi aš žiūriu, dabar įstaigai reikia maždaug 7-8 tūkstančių, jinai šitų pinigų neturi. Tai mes iš tų sutaupytų socialinių pinigų mes norime, kaip aš sakau, juos investuoti, kad turėti efektą, kad vėliau kažkas mums pigiau kainuotų. Mūsų asociacijos tikslas yra, kad biokuro pasiūla spėtų paskui paklausą, nes kiekviena katilinė jinai augina paklausą, mes norime suspėti iš paskos, kad biokuro kaina nekiltų. Tik tai tada be ginčių, be kompromisiškai bus nauda Lietuvos visuomeniai ir vartotojui. Kaip jūs įsivaizduojat, kas koordinuos tą lėšų surinkimą iš vartotojų? Ar vėl tas pats programos administratorius, kuris tada vėlgi turėtų kažkokie duomenys jam būti pateikti? Prieš 12 metų buvo pats ekonomiškai ir visaip kitaip efektyviausias ir naudingiausias kuras buvo gamtinės dujos. Labai daug įdėjom darbo ir triūso, kad iš Baltarusijos būtų atvestas dujotikis. Deja, po 12 metų pasirodė, kad ši kuro rūšis ant tiek pabrango, kad mes turime ieškoti kitų sprendimo būtų, kitų kuro rūšių. Jūs ir taip pirktumėt langą. Jūs perkat langą su integruotos saulės elektrinė, kuris, tarkim, pikinės fasadas gamina energiją. Tai labai įdomus sprendimas. Stoglangiai, stogų dalis konstrukcija. Tai šitas bus Lietuvoje ir tai kaip tos integruotos saulės elektrinės. Tai bus saulės elektrinės, taps tiesiog stogo pastato dalim. Reikia, aišku, apskaičiuoti. Kelmės verslo ir informacijos centras, Alantos verslo ir technikos mokykla. Čia rinkosi žmonės, kuriems reikalinga gilesnė, išsamesnė informacija. Tai yra tas sritis, kuri mane domina, aš ją domiuosi pastoviai. Tai ir susijęs su mano darbu ir tas pats apšvietimas, tai yra visur pinigų taupimas. Elektros energija sudaro nemažą dalį mano išlaidų, todėl aš esu priverstas domėtis tais dalykais. Reikia tiesiog orientuotis, ką būtų efektyviausia būtent savam regione pritaikyti. Aišku, Lietuvoje saulės nėra pertekliaus, bet, pavyzdžiui, vien tie saulės kolektoriai vandens šildymo ženkliai gali palengvinti tas išlaidas. Vidurinių mokyklų ir gimnazijų moksleiviai. Tai auditorija pati imliausia žinioms apie energijos taupimo būdus asmeninėje buityje. Labiausiai šie žmonės užsikrečia ir atsinaujinančios energetikos idėjomis. Ką tik vykusiame seminare Gargždų Vaivorykštės gimnazijoje paprašėme pafantazuoti, kaip atrodys moksleivių gyvenimas po 20 metų ir kaip keisis technologijos. Aš manau, kad jos gerės ir tobulės, kaip ir, tarkim, dabar Danijoje automobiliai jau yra stengiamasi vairuoti ne benzinu, o elektra, saulės energija, ir telefonai kraunami saulės energija. Ir visi tie dalykai vis tiek linksta į tai, kad į ekologiją, kad nebūtų tokios taršos. Susitvarkys viskas, nes prisitaikyti tiesiog reikės. Transportas pasikeis, gal daugiau vandens transporto bus, jeigu čia taip su vandeniu bus. Po 20 metų radikalių pokyčių nebus. Automobiliai gal bus šiek tiek taupesni, bet gyvenimas bus toks pat kaip šiandien, smarkiai nepasikeitęs. Aš manau, kad įvyks pokyčių, kadangi bus naujoviškesnės technologijos ir tai palengvins žmonių darbą, tai jie kaip ir bus priversti jais naudotis ir mašinas irgi mažiau terš aplinką. O ką dabar, sakykime, jūsų kartos žmonės gali padaryti, kad iš tikrųjų sustabdytų tą taršą, sustabdytų klimato kaitą? Nežinau, gal šnekėti su tėvais ir raginti juos naudoti taupančias energijos rūšis labiau. Aš galvoju, kad jeigu vienas žmogus tikrai negalėtų nieko pakeisti, bet jeigu mes bursime į grupės ir sieksime savo tikslų, darysime viską, tai mes tikrai galėtume kažką padaryti gero mūsų Lietuvai ir mums patiems. Jaunimas tai daugiausia šiukšlina. Pavyzdžiui, kad ir būna arčiau šiukšlinę, bet jie vis tiek meta ant žemės. Tie patys, pavyzdžiui, pakrovėjai.
net jeigu nėra kraunamas telefonas, jie vis tiek palieka tos pakrovėjus rozetei ir jie šiaip nieko nekrauna, bet tiesiog energija tai vis tiek sklinda. Taip pat galėtų mažiau automobiliais važinėtis, nes būna, pavyzdžiui, kad reikia, visiškai yra mažas atstumas, bet jie vis tiek važiuoja automobiliu, nors galėtų nueiti arba šiaip nuvažiuoti dviračiu. Tai tiesiog reikia pradėti viską nuo savęs. Ne tai, kad sakyti kažkam kitam, kad tu turi taupyti, bet pirmiausia, tai turi pats savo pasakyti, tu turi taupyti, jeigu tu nori gerai gyventi. Taip ir būtų. Šįkart paskutinį kartą pateikėme teisingą atsakymą į Viktorinos klausimą. Kaip vadinasi šilumos siurblių tipas, veikiantis Druskininkų Dzūkijos viešbutyje? Teisingas atsakymas – gruntas vanduo. Ir pirmasis teisingai atsakė Romas Radzivilavičius iš Druskininkų. Jam atitenka tradicinis prizas – savaitės leidinio prenumerata mėnesiui, o mes keliaujame į Klaipėdą įteikti mūsų pagrindinio prizo – ekologiško šaldytuvo Snaigė A++. Trečiąjį pagrindinį prizą laimėjo Aringas Švedas. Beje, savo spėjimus į mūsų klausimus jis siuntė po kiekvienos laidos. Tad dabar trumpas interviu su rezultatų dar nežinančiu laimėtoju. Manyčiau, kad kiekvienas žmogus turėtų domėtis energetiką, nes iš prigimties jis nori būti nepriklausomas. Ir ne tik, kaip pasakius, iš prigimties, bet ir energetiškai nepriklausomas. Todėl paprasčiausiai ir domiuosi saulės energetika, saulės kolektoriais, kažkiek ir rūšiavimo šiukšlių. Lietuvoje turėtų turėti perspektyvą, kalbant jeigu ne apie elektrą, tai turėtų turėti perspektyvą saulės kolektoriai, šilto vandens, aš manau, ruošimas. Nes jeigu gali žmogus 7 mėnesius į saulės turėti karštą vandenį, nenaudojant jokių dujų, elektros, tai kodėlgi ne? Ir manau, iš tikrųjų yra 3 amžiaus grupės, kurie tai galėtų daryti, bet kažkodėl nedaro. Seni pagyvenę žmonės, iš tikrųjų gal bijo investuoti arba galvoja, kad pragyvenom mes 50 metų, bet tos saulės pragyvensim dar tiek. Nors jie gal turi finansinės galimybės, vidurinioji grupė gal ne visi turi finansinių galimybių, o jaunimas, manau, ateityje užaugs ir tikrai jie taip puikiai darys. Na, o jūsų žmona Kristina, tai tikrai ne tik tai teoriškai žino, kad reikia rūšiuoti atliekas, bet jinai taip pat atsakinėja mūsų Viktorinos klausimus. Čia jūsų dėka? Jo, tai yra mano dėka, aš ją ko gero užkrėčiau to tokiu virusu geruoju. Ir mes kiekvieną savaitgalį žiūrime jūsų laidą ir dalyvaujame. Iš tikrųjų, abudu kartais netgi tenka pasikonspektuoti tam, kad teisingai atsakytumėm pirmieji bent. Jums tai labai dažnai pasiseka. Mes turime jums tokį siurprizą. Šią savaitę mes tiesiog darėme paskutinį Viktorinos prizų traukimą ir jums atiteko prizas šaldytuvas. Kurį mes čia dabar Fantastika, ačiū labai. Iš tikrųjų, mūsų tikslas ir buvo šaldytuvas, nors turime jį, bet labai širdingai dėkingi be abejo. O dažnai pasiseka pasiekti tikslą? Na, ne visada, bet ne tas blogai yra nesiekti tikslo, aš manau. Jeigu žmonės siekia tikslo, jį kažkada vis tiek pasiekia. Einam ne šaldytuvo? Pirmin. Paklausius šių žodžių ir supranti, kad visada ant mąstančių ir ieškančių žmonių laikėsi pasaulis. Na, o dabar pagalvokime apie vasaros atostogas. Linkime, kad jos būtų linksmos, šviesios ir geros.